Prūsų jotvingių gyvenvietė Punskas, Lenkija. Susirinkome į prūsų kario atidarymo iškilmes. Mus sveikino šeimininkas Petras Lukoševičius. Labą dieną visiems. Kails. Sveikinam susirinkusius svečius, visus žiūrovus, jaunimą. Visų pirma sveikinam ansamblius, kurie čia atvyko, 2 iš mūsų Suvalkų krašto ir 2 iš dabartinės Lietuvos. Daugiau apie juos papasakosiu, kai ansamblius, kai mes koncertuosim, o dabar tokia eiga. Bus atidengimas šito paminklo, vėliau mes po atidengimo pereisim tokią edukacinę kelionę. Kalbėsim apie jotvingius, apie šitą kraštą, nuo senų senovės, iš kur atsirado ir kaip. Paskiau bus koncertas, po koncerto, žinokit, bus bendros vaišės. Jau kūrenasi karo lauko virtuvė, aišku, jotvingių karo lauko virtuvė. Taip, kad linkiu visiems gražiai praleisti tokią gražią dieną, malonu susipažinkime vienas su kitu, kadangi gyvenam šalia vienas kito, mūsų siekiai tie patys, kaip ir jūsų. Na ir dabar norėčiau, kad tartų žodį mūsų krašto druska, tai yra Vytautas Vyšikauskas, prašom. Tada ačiū ir prašau. Labą dieną, sveikinu visus labai karštai, matau labai daug svečių iš Lietuvos, ypač dėkoju partneriams projekto, Lazdijų kultūros centrui, yra su mumis direktorius, su visai kita Arūnas Sujeta, labai džiaugiuosi, kad mes vėl tenka kartu naudotis tomis lėšomis ir labai daug prasmingų dalykų daryti. Tai labai džiaugiuosi, čia vienas iš tų darbų, kuriuos atliksim, kai kuriuos jau atlikom. Labai dėkoju ir Petrui Lukaševičiui, ir Juozui Lukaševičių šeimai, kad priėmė mus čia visus. Iš Lietuvos, matau, yra ir pasienio klubas, pasieniečių, taip, klubas. Labai džiaugiuosi, žinau, kad turim svečių ir nuo Pajūrio, turim iš Kauno ansamblių, turim ir skulptūros autorių, taip kad labai džiaugiuosi ir linkiu jums gero pobūvio. Tikriausiai kai kurie yra iš jūsų pirmą kartą. Ir šitoj vietoje, jeigu norėtumėt lankyti Punsko Seinų Suvalkų kraštą ir lietuvius, tai reikėtų pradėti visada nuo šitos vietos, nes čia atrodo kaip pradžia to visko. Taip kad labai gero jums pobūvio, ačiū jaunimėliui, kuris laiko juostas. Ačiū jums. Labandieną Naskvaitį, novysi man svipins, virdains mi vaidinaitį, enzalą man slipins. Labandieną Antarpautun, Vytrans Keldvaritun, Lingantį Kaig, Gerdaulins Sergitun. Sveiki visi. Prūsų kalba sveikinasi Mantas Maziliauskas. Prūsiškas pasveikinimas prūsų kalba šitai senai prūsų jotvingių, lietuvių ir lenkų dabar erdvėj. Ir tegul jungia mūsų atmintis vardan minties ir vardan naujos kūrybos, kuri neštų negriovimą, o taiką. Taigi šiandien atgimsta prūsų karys. Jisai buvo pavaizduotas Karaliaučiaus katedroj, kaip atvaizdas kario, kurį nugalėjo kryžiuočių ordinas. Ten buvo pavaizduoti 3 kariai ir 1 jų vadas. Tai buvo mokomoji priemonė parodyti, kad įveikti reiškia tokie reiškia iššūkiai, kad agresija pavyko, kad prūsai išnaikinti. Ir katedrai buvo
labai svarbioje vietoje, gerai matomai įsitaisę, taip kaip Paryžiaus katedroje rodomi visokie slibinai ir baisybės, prieš ką čia kovoja geroji pusė, taip ir Karaliaučiaus katedroje buvo parodyta, prieš ką buvo kovota. Tai mes turime karį, kuris turi neįprastą galvos aprėdą, tai yra ir jisai kyla dar vos ne antrą ūgį. Įsivaizduokim susitikti kovos lauke 4 metrų, reiškia, figūrą. Tai turėjo būti labai įspūdinga. Tai karys turi tokį galvos apdangalą, iš kurio kyla 2 sparnai. Čia gal jie pavaizduoti kiek žemesni negu tikroji freskoj buvo. Tai yra balta sritis, dangaus sritis, o karys nešasi skydą, tai yra juodi rutuliai buvo 3, tai yra žemės sritis. Ir karys tas yra nešėjas tos darnos tarp žemės ir dangaus, tarp dienos ir nakties, tarp žiemos ir vasaros. Ir tie 3 apskritimai apačioje ir 3 viršui sudaro korio akį, jeigu suvestume kampus. Tai yra įdomus tėvučių ir brūtenio mokymas, kvietimas žmonės pasižiūrėti, kaip gyvuoja bičių pasaulis. Ir tai tęsiasi iki šių dienų ir labai smagu, kad karys atgimė. O apačioj tarp žemės ir dangaus nupiešiu savo Lietuvą mažytę, žaliai tapysiu pievas ir miškus, rugiagėles, mėsos plaukus geltonus, o jei pavyks, nupiešiu būtinai širdelių raudonų 3 milijonus. Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši, vaikų širdim ir rankomis tapyta, nors esam dar labai maži. Be galo mylim savo šalį šitą. Nupiešiu jūrą bėgančią krantu ir smėlio pilį gintarais dabintą, o jei pavyks, nupiešiu būtinai, kaip po ilgos nakties diena nušvinta. Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši, vaikų širdim ir rankomis tapyta, nors esam dar labai maži. Be galo mylim savo šalį šitą. Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši, vaikų širdim ir rankomis tapyta, nors esam dar labai maži. Be galo mylim savo šalį šitą. Nors esam dar labai maži. Be galo mylim savo šalį šitą. Tai jai kyla į viršų. Ir pavadino cepelinus, tuos kukulius pavadino cepelinais. Tai 1800. Didelis ačiū šeimininkams už neišpasakytą svetingumą. Mes dar sugrįšime. Eik tu savo atvažiuojama, lietuvybės pasisemė, atrodo.